Pats kopičius, ką paliek man tie būtum neišlins, būčiau galvojęs, kad kopičius pačiu šūkį viršų. Pasistatome čiunai, kaip gera čia sausa. O laukia lietutis lyja. Baisu. O šiandien turėjom planą susimontuoti 3 stoglangius. Va, dydžiai, modeliai. Pimt. Čia sekantis. Ir čia turėjom dar vieną. Labas rytas. Tai jo, kaip minėjau, turėjom planą susimontuoti šiandien 3 stoglangius, nes pirmadienį reikia apšeltinti čia visko ir antradienį reikia užtraukti garą plėvelį visą ant lubų. Nes parvažiaus mūsų užsakaus norės eiti darbautis. Čia antram aukštį, tai mes turėjom būti viskom paruošti. Šiaip galvoju, kad biški greičiau su tau stogu čia apsidirbsiam, tas visas grebistavimas su visko. Biški daugiau laiko turėsim visam tam šeltinimu, bet gaunasi, kaip sak, niekur tu nenupolsi. Tai va, pabėški, pradėsim ruoštis, nešamės įrankius, ko reikės, žaislus, kaip sak. Ir išsipakau sutus, susirinksiu rimelius, pasižiūrėsim, katros veitos tor stovėti stoglangę. Aišku, bus toks variants, kad kažko reikės iš tarpą išimti veiną stygą ir dėti pumpt dvigubus balkiuks, čiunk, pasidaryti toks angas ir veino stygos galbūt kai nebeliks, nes iš karto netraukiam tų gegnių, kaip sak, tas atstumas, kad telptom stoglangę įsidėti, nes bet kokiu atveju būtum trokdžius tuos stygas, varštą būt reikia įdą išplatinti, labai plati tarpa būt visais, tai geriau išsipjausiam gražiai, apsirinksim rimelius ir susitvarkysim, kaip sak, tvarkingai. Lengvuoji dalis išsipakauti dėžis, susirinkti tus apšeltintus rėmus, tai čia stebukla nietini tokiai fiksatoriai, įsikiši vidų ir paspaudi, kol būn klikt, va, kliukšt bau ir susirenki visą va tokį rėmelį. Čia detalis pasidėliojau, kaip viskas atrodys. Maždaug va, bus šitaip. Čia yra šito stoglangio tvirtinimas. Oplia. Išsipakaunu dar vieną iš karto susirenku rėmelį. Atsimatausim, kur turbūt čiukšt skylės, nes bus 2 vienuoda dydžiaus stoglangė ir vienas kitokiesnis. Dabar esmė pločia tų 2 irgi skirsis, bet aukštis bus tas pats. Tai surenkam dar vieną ton ir esam žiūrėti, ko daryti su skylutėm. Gal pumpelį pagauti, bekeldam stoglangius į viršų. Užsikėlėm vieną mažesnį, vieną didesnį. Tai mažesnis es čionais, didesnis eis čionais. Pasidarėm angas. Išsipjovėm skylutes, viskom pagal katalogą, plėvelį yra atversta, paralonstas, montavim apšeltinimą yra įdėts ir aš dar vis laik išsipjauntum plėvelštę per kampą išsivert, dar vis laik čia su izoliacijai vis tas kercivo praklėjon, šitą matos ir gal izoliacijai, čia geriau šitą matos. Va, ir plėvelį palikti, kampuką prasiklėjaun, nors gaminta saka nebūtina, bet čia aptora nėra kažkoks liktai specialis tarpinyks tým kampukam dar. Bet aš paim pleistros čiukšt į vis 4 kampus, kad būtų ramiau, kaip saka. Nu ir viskas, o anga pasidara, yra pagal brėžinį parodyti. Šiaip viskas labai čia detaliai ir nupiešti. Tai vat, anga mūsų daros lygia nugrebiesta ir į viršų plus 45 mm dasipliusaun didesnį negu kad ir stoglangis. Tai pas mūsų stoglangis ir 98, tai plus 4,5, gaunas metrus 2,5 turbūt anga, o į šonus gali pripliusauti arba 4, nu tam tarp, nuo 4 iki 6 cm žodžių įpluoti. Tai mes padarėm 5 cm morodos uždėjom ir longs gavos 55, tai tarpą išsipjovėm 60. Toliau šitą kaprodą čionais, va, plėvelį šnaukšt, pagaliuks čia viršų ir įsidėtume tas va paralons
kurį mes kontiktas įsidėjom. Nu ir viskas, čiki briketi tiek. Kas liet stoglongį angą, tai padarėm tokį va paprastą griną tepkapseino būtom įmontaut stoglongs be jokių išvertėmų, nes pasiskombinom, kaip sak, su užsakovu. Sak, darykit vyrai šitaip, nes tu gali čia paimti, įsidėti siauresnį, paskiau čia prisipjauti gegnį kampų, ale kad daugiau šveisos patektom į vidų. Ir čia lygiai būtas pats va nusipjauni tepiš, išsivertas angokraštis, žodžiu, į vidaus pojs, tada skaita, kad daugiau šviesos patenka į patalpą. Rėmą susukom dabar su paprastas vidinės varžtas. Varštuką Domaxas 590, paskiau galės iššauti dapų kokį veina konstrukcinok, kad niekur nepabėgtom, nes realiai čia tam gali kapinę rektom, gal sakyčiau tik tas įtom gegnį, kur stau sustygas surišta. Nu ir bus viskas. Tu jau atsidarom, išsijamam viskon. Čia pukšt ir bus ramybė. Vienas stoglangiukas sumontuotas. Lieka dar viens, į tai nutrupusė dar viens. Nu tas jau į pusėsi. Ko labiausiai nemėgstu, tai vat išsipjaustyti va tuos veits tam metalo. Labas siauras tarps, da kabun 305, koks grebestavėms dar. O čia tokia mažai turi sėdėti ton metal, kad būtum tiefa su nuolydžių viskas. Nu žodžiu, tai yra biškas reikaliukų. Tai va, tai jau daus multimaster šito. Tai jau apsiklėjau nuton šitą sijoną ir susitvarkau čia virš. Čia pasiklėjau toks butelins va juosteles, ant vedur gegins ir išpjaut, tai čia užsiklėjau tas buteliukas ir dabar tą kliuvelį kartu tur susiversi to po apačiu, to turun kliptų ant viršas. Nu va, metaliukas ten pritvirtinsi su varštuku, tą plivelį kaip baronkelį įsireit čia į vidų, o tai vekėlis už ant viršaus. Susikišta kištą metaliuką, užsispaud viskas. Ir nežinau, va čia to rek, a ne brek, bet aš da mėgstus laik praklėjauti, tas toks prapjautas veids kritinis beški, dėl šventos ramybės, kaip sak. Ir blogiau, manau, nu to nebus. Va, o iš apačios pasidaro tepšta matos pjūvis, bet tom pjūvė širgi paskiau paėm su pleistriki ir irgi, kaip sak, da pralipin iš vidaus. Ir nežinau. Sakau, ar čia reikalinga, ar nereikalinga, bet aš tai padarau. Ir kaip sak, apsidraudimau čia tokiam. Kon, baigut jau susidėti, detaliks į virš, pukš, pradėd rinks laik nuo pačios, apatinis sijonėlis, šona, tada viršs. Ir galės įsikabinti jau stoglongį. Ui, stoglongis čia juk buvau. Nu va, apatinis sijonėlis vietoje, šoniuką pradžius, kaip sak, viskas veito, čia yra jau irgi dar vien detalį uždėt ant viršaus, toks pukš bendrus užspaut, on detalį, čia pistas detalis jis užžymėt, suskaičias nelaba kažkur ir susimaišys iš tikrųjų, viskas ir sunumerauta. Va, trečia detalė, ten ir bus trečia, tada užsidės tai dušuona šitas, tada užsimaus, tada užsidės dar viens toks gaupėlis, katro čia dabar netur, ir tada užsidės tas ant patį gal jo. O mantelis ruoš dar vieną skylį paskutinį. O jėza. Nu ką, trečios detalės sumontuotas, su tokias va kabliukas. Tonsijon čia gali išspaudyti, dar ten priskobot, bet mums makaronas labai artėj to longą į, tai aš netur kur nuskobot, šiandien tiesiog paliks tepštas. Tokį visą, nes šitą ekstraukšlį specialiai padaryts, kad da išsitumpytom, ale tam kondensatau nubėg, nu čia tefa galės padaryti, išspaudyti tiesiog į viskas, bet jau skobauti aš tikrai niekur nebeskobau seno. Žodžiu, prisitvirtinu šonus, šoną lygia baigas liksu virš. Ir dabar reikia pasidaryti, va šitą atsifiksauti čia. Opa, išsiimti lauk skardeles. Šoninis abiejos pusės. Kartas fiksatorius čia. Opa, išsiemam ton detalį. Ir reikia pasiimti du šonus viršutinius. Galim lysti vėl
į lauką. Čia reiktų mani GoPro kameras iš tikrųjų tokias atvėjas, kad būtum viskas perfekt. Nu va, čia kabinkis, savai rank nemoku įkabinti. Na, opa, užsikabina. Skilutis gražiai atitek. Dabar dar vieną pasiek įsikabinam taip pat. Apse, čia į apačią, įsikabina ir įsikabina. Ledelis. Dabar galės užsidėti viršutinį detalį, tada tą prisisuks kartu čia ir užsidės dar vieną. Nu, kaip įveskas. Šoną uždėti, viršutinę šoną uždėti, tai sukišti, viršutinį detalį užsidėti paprastą, prisisuk su varžtuku, tada užsidėti tą paskutinę ir dar kartą pritvirtinti su likusias tas kleimeriukas ir turėtų būti viskas gerai. Belieka įkabinti stiklą. Išmaukšt stikliukas dar įsidėti. Tarpuką palei šonus. Sakyčiau, praktiškai visur ir vienodi. Ledelis. Aišku, stoglangis gaunas aukštą, nes aukštuksi. Reiks ant darinėti, nu taburėtis, nu aš dagaunu nužėmis. Dabiš kažkaip susikels čia vis tos grindis. Gal ir jas dagauti. Nu, bet esmė ta, kad čia kitaip niekap gauti tos šveisos į trobą. Čia dalungas susidės paskiau liktais. Tai dar kažkaip bus tos šveisos. Ikon lik, dar vienas stoglangys. Pavargau aš jau. Jeigu sąžininga, pavargau. O, kyšo. 2 stoglangiai. Įdavė ant sano pusės stoglangėlis. Visą darbą deina. O Jėzus tu mariai. Nuotėm laik, kol įsipjaustėm skylis, kol viskom pasiruošėm. Kada teptonkians dėtumėm, gal į greičiau vėtumės. O dabar, kaip sak, metus 2-3 x, jeigu įdėdi, į vėl užmirš kabarę, kad numontauti. Nu, bet sudėjom. Opa, žiūrėkit kokiai. Čia pasikeitimą. Stoglangė vis sumontauti. Yra sudėta 200 mm visur vatos. Stygas palikti matomas. Užtraukiam tokį nebrongi, kaip sak, vieni iš pigesnių garo plivėlių, nes išvežadį žmogus nedėčia garo plivėlis, tai mes patarėm bent jau kažkokį užsidėti. Tai uždėjom, žodžiu, garo plivėlį. Čia apklejavom apikegnis, skobytis, apsiklejavom siūlis, užsiklejavom su sitko pleistriki. Metam laiką daug garantijai, kad nepaveiks UV spinduliam. Žodžiu, nežinau, pasimėjau protestuoti tuos pleistros. Tai bus matyti, kaip jinai laikys čia mums. O, žiūrų, čia biški atšokus tokį, o, prispauskėm arba vakar nedaglaisti, bičiuko gera, nedaspaudi pleistrytės. O, nes visur kitur, kaip ir lecu čia vieno veitų, tik tas tokį atšokus. Tinginukai biški galbau, ką? Tinginukai. Oplia, nu va, ledelis. Ir žodžiu, jo, susitvarkėm, čia viskon jau palikom, kaip saka, išsipils išlyginamoj, susirinks šonus karkasiuką, plėvelį nedavarytą iki gal, nes čia užsirinks seiną ir nusileis plėvelį iki apačios. Žodžiu, tokį turėm situacijai, pajudėjom, kaip sakėmės biškilėlį, o šiaip jau esam pradėjai po biškį ir ton skalūną kalti, žaidamies, paskui galės parodyti vis skalūno reikalus. Dabar, kaip saka, trumps updates iš vidaus. Paskutiniai potepiai. Tai bus vakams dviratį aikštelį padaryta. Pasiplokime patys savo. Turės kur vaka dviračius atvažiavę prie autobusų telis pasilikti.